leidžiate savo laisvalaikį? Laisvalaikį dažniausiai praleidžiu šokdamas. Kai jau visiškai atsibosta šokiai, man patinka žaisti kompiuterinius žaidimus, nelisti iš namų ir nematyti absoliučiai ne vieno žmogaus aplinkui. Patinka į kiną, patinka stebėti spektaklius, patinka žiūrėti kažkokius undergroundinius renginius ar tai, ko nepamatysi populiariuose laikraščiuose. Šiaip iš tikrųjų, tai dažniausiai laisvalaikiu irgi dirbu. Laisvalaikis mano yra darbas. Varau į šokiuose groju. Vakare irgi turiu daug laisvalaikio, jį praleidžiu radijai. Savo laisvalaikį sportuoju. Aš dėl to, kad esu labai lievas, tai savo laisvalaikį leidžiu visai kaip neįdomiai namie. Ką žinau, einu į klubą, šokti, ne. Man patinka teatras, man patinka kašės, sėdėti prie kompo, facebookinti ir refreshinti 1LT ir dėlioti 50 į 50 ir visokių tokių. Laisvalaikį leidžiu. Lemba. Ką žinau, kaip aš leidžiu? Leidžiu, jeigu būna laisvo laiko, tai dažniausiai miegu, nes trūksta miego visada po renginių. Taip pat leidžiu sporto salėj, nes dabar labai tempai sportuoju. Einu į kiną, klausau muzikos ir sėdžiu Facebook'e. Tai galėsi atsakinėti. Ai, biški čia, pasikačialinau. Čia tu bėgsi visą. Apklaustieji dažniausiai savo darbą tapatina su laisvalaikiu. Vieni pasibaigus oficialioms darbo valandoms būtinai suranda savo įdomios, malonios ar net ekstremalios veiklos. Kiti linkę ramiai praleisti likusį laisvą laiką. Su kokiomis problemomis susidurite leisdami laisvalaikį? Manau, kad didžiausia problema yra tinginystė žmonių, galbūt nenorėjimas, nes aš pats kartais save pagaunu, kad svarbiausia yra negrįžti namo. Tada, kai grįžti namo, sunkiausia iškelti koją iš namų. Nes kol dar nesi namuose, gali tikrai pasukti iš darbų kažkur tai smagiai praleisti laiką. Susiduriu su vienintelė problema, leisdamas savo laisvalaikį, atostogaudamas, kiekvieną kartą per atostogas suprantu, kad uždirbu per mažai. Ir norėčiau uždirbti dvigubai daugiau direktoriau, kad galėčiau dvigubai fainiau leisti savo laisvalaikį. Didžiausia problema galbūt būtų sveikatos draudimas, kurį norėtųsi įsigyti, nes kelionėje niekada nežinai, kas atsitiks užsiėmimų metu, nes čia Lietuvoje, jeigu patirsi traumą, visada gali nuvažiuoti artimiausią polikliniką pas pažįstamą gydytoją ir viskas bus gerai. Kiekvienas norėtų nesusidurti su problemomis, leidžiant laisvalaikį, tačiau to dažniausiai nepavyksta išvengti. Pagrindinės problemos iškylančios atostogų metu – finansinės, laiko trūkumas bei tinginystė. Ko trūksta Lietuvai, kad pritrauktų kuo daugiau turistų? Manau, kad Lietuvai trūksta labai nedaug. Aš manau, kad trūksta šilto klimato, daugiau kaip ir nieko. Reikia daugiau reklamos ir viskas. Per sieną ten kokią Bulgariją kiekvieną dieną reklamuojasi, tai gero ir Lietuvą reikia pavadyti. Galbūt neįtinkame pramogomis, tarkim, neturime didelių ten Disneylandų ar kažkokių tais tokių, kaip vadinu, popsinių pramogų. Galbūt tai pakeistų šiek tiek situaciją ir neturime galbūt vieno ryškaus vienos ryškios vietos ar simbolio, kuri atitiktų mūsų šalį, arba, pavyzdžiui, Vilnių ar Kauną, kaip, tarkim, Prancūzija ar Paryžius yra Eifelio bokštas, tai Vilnius greičiausiai abstrakčiai yra gintaras, bet gintaro tikriausiai niekas nevažiuos lankyti, nes jis tiesiog yra kaip simbolis abstraktus. Reikėtų vieno konkretaus simbolio. Visos šalys, tame tarpe ir Lietuva, turi trūkumų, kurie stabdo turizmo plėtrą. Tačiau vis dėlto noras pailsėti gamtoje, aktyviai praleisti laiką skatina žmonės keliauti. Tai tik patvirtina, kad laisvalaikis daro įtaką turizmui. Vilnius yra modernus, europietiškas miestas. Ačiū tau, Zokai. Respect.